kortų būrimas jums ar myli jūs? Ar myli tas žmogus, kuriam jūs jaučiat labai stiprius jausmus? Rezonuojasi mano būrimas, nes esu ekstrasensija, bioenergetikė, ezoterikė, mylėjai tik su tais, kurie mane prenumeruoja, įspėju. Prenumeratą atversim ryšį su manim. Tai yra tas siūlas, kurį aš pajuntu. Ir žmonės, kurie žiūri mano prenumeratoriai, žino šitą puikiai, kad visada pataikau. Išimsiu iš kaladės 4 kortas ir paklausim, ką tas žmogus galvoja apie jūs. Taip. Papildymą padarysiu, nes matau, kad reikia. Ir tuoj sužinosim, ką tas žmogus galvoja apie jūs. Mėlyji, jisai nori turėti, jisai turi labai didelę širdies dovaną, nori duoti jums labai daug. Ir taurių tūzas tai yra tas žmogus, tas magas, čia yra magų korta, pirminė korta, kur jis valdo savo pasaulį. Ir jisai nori turėti moterį tokia, kuri verta bus būti jo karalienė, tokia žąslų karalienė, tai aistringa moteris. Bet jisai košmaruose, jisai dar nežino, čia tuščia korta krito, čia tokia reklaminė korta yra ir jisai nežino, jisai abejonėse, žinot, mėlėjai, ir jisai ieško, jisai dar paieškose, bet jisai ir apie jūs galvoja, jis nori kažkam tai duoti labai daug, tas partneris jūsų ar partneriai, bet yra dar labai didelėse abejonėse, dar labai didelėse klausimuose, kažko tai jūs jį gąsdinat, kažko neatsakot, kažką tai jaučia, kad jūs slepiat nuo jo ar nuo jos. Ir jinai už tai abejoja, ar nerti į tą jausmų jūrą, ar dar likti paieškose kažkokio geresnių variantų, kito, patikimesnių. Žinot, visi nori būti saugus, visi nori būti tuo žmogum, kurie bus ir mylimas, ir mokės tas jų partneris mylėti. Meilė tai yra tas jausmas, arba turi, arba ne, arba sugebi mylėti, ar ne.